Sveiki visi chebra. Ką šiandien tokiam laukelį, truputį lynoja, bet oras tikrai geras, šilta, nešalta. Viskas kaip ir būtų gerai, tik vienas bet. Gaila, kad tą lauką visą nesuarė. Skystom trašom pusė užpilta, kažkada jį suars. Bet gaila, kad būtent šitos vietos nesuarė, nes čia šitoj vietoj buvo 3 namai. 3 namai, kurie dar 21 metų žemėlapį yra, o paskui jau išnyksta. Tai ganėtinai seni namai buvo, gal kiek ir sovietmečio to matė, bet tikrai nedaug. Ten už miškelio, ten buvo dar viena sodyba, kažkoks vienkiemis, tai ten viskas tvarkoj, ten suarta. Tai truputį čia pabandysiu ir nueisiu ten, kur yra išarta ir minkščiau kas, nes čia tikrai labai kita žemė. Nu tai ką? Einam pažiūrėsim, ką mes čia surasim šiandien, o ką surasim ir jums būtinai parodysim. Einam, ieškom, randam. Ką, chebra, pirmas signalas. 94, 93. Šiandien iškisiu. Matau, kažkas čia iškrito, chebra. Kažkokia tai detalė, dar brūkštinė. Ai, ne detalė, chebra, čia saktis buvo. Ar čia su technika turbūt išmetėja. Brūkštinė, aš taip negalėjau daug žinoti. Kažkokia padegus biškį ar kažkiek. Nu, dar tokias nebuvau matęs, iš tikrųjų didelės. Didelės saktis kažkokia. Bet nėra jokių inicialų, nieko. Įmam. Signalas vyručiai 49-50. Iškasiu šį čia kažko. Ir va perversta, tai viskas kažkaip negiliai guli. Čia kažkas yra. Kažkoks gabaliukas metalo. Aliuminio lydinys kažkoks, kaip ir nuo kryželio galbūt likęs, neaišku. Čia chebra signalas 22, pačiam viršui kažkur. Tai pažiūrėsim, kasgi pas šitos signalas lėpia. Aš kažkur jaučiu. Kaipgi čia, o čia vyručiai 3 kapeikas. Ai ne, atsiprašau, 20 kapeikų, 3 būtų ir mušusios geriau. VDI būtų aukštesnis, o 20 va toks. 20 kapeikų, signalas 22. Sovietinis palikimas, metų jau nežiūrėsiu čia. Dabar 40, man atrodo, jo 40 metų. Įmam. O čia vyručiai turim signalą 74-75. Nu, žiūrim, o mes šį turim šį kartą. O, chebra. O čia mes turim 1/2 markės. Geras radinukas. Įdomus. Tai truputį gal metai matysis, pavalysiu. 1905 chebra, 1/2 markės. Išsilaikys gražiai. Patina graži. Graži moneta. Gera čia ta sodyba. Buvus, greičiausiai čia komradų koja dar įkėlus nebuvo, nes labai jau daug radinių ir tokių nemažų ir vat sidabrinių signalai tikrai geri. Tai manau, kad čia aš pirmas dabar apsilankau. Tai šitą vietą reikės įsirašyti žemėlapį ir atvažiuoti dar kažkada, kai suars. Dabar aš čia praeisiu. Tai jau gal ir tikslo atvažiuoti nebus greitai, bet kitais metais tikrai aš čia pasirodysiu. Įmam. Čia hebrytė
Ekvinoksas rodo iki PM8. Irgi negiliai čia buvo. Visi pasipėm 7 rodo dabar. Visai negiliais, viršui. Čia kažkaip. O čia matau moneta, hebra. Moneta ir šį kartą sovietinė. Vėl 40 metų. 5 kapeikas. 1940. Tai va, apie tos metus panašiai ta sodyba ir išgaravo per karą greičiausiai. Įmam. Čia hebra turim nuo šiam 5 iki šiam 9. Čia kažkur tai signalas hebra bus. O, čia saga hebra matau jau. Oho. Dar palsavimas lygiai. Pažiūrėk, iš čia. Per saga. Jo, saga graži. Ne, čia hebrytai yra iš carinio munduro. Čia karinė saga. Su pauksavimu gal ne paskutinis, neeilinis. Nešioja šitą sagą. Galbūt ir Lietuvos rekrūtas. Paimtas per prievartą į caro kariuomenę. 25 metams. Nesmagus buvo laikai, bet kokie buvo, tokie buvo. Įmam. Ir čia hebra turim vieną iš įdomesnių signalų. 193. Dar neiškasiau šio. Čia tada kažkur jisai turėtų būti hebra. O, čia hebryt. Opa. Geras blynas. Pavelo pirmojo čia. Pagal dydį tai 2 kapeikas. Jo, vyručiai. 2 kapeikas. Pavelas pirmasis. Super išsilaikęs dar. Nu ja, čia dirvožemis priesmėlis, tai išsilaiko gerai. Įmam, einam, ieškom, randam. Va čia turim tokį va signalą. Labai gražus tonas jo. 70 muša. Nu, iki 60 nukliuvo. Nu, pasižiūrėjau. Kas čia šį kartą yra. O čiagi vyručiai yra gilzės dalis, likutis tiksliau. Įimu. Čia vyručiai 92, 91, bet jis pačiam viršui kažkur. O va, viršui pačiam buvo. Čia vyručiai yra moneta, bet jau apaugus tai jodai, kuri čia buvo tokia, kai atrodo, kad į cementą būtų įkritus. Nu ja, čia aš net nepasakysiu, kas per monetą, aišku, carinė, bet neaišku. Gal dar kažkiek atmirks, bet sunku pasakyti. Įmam! Čia vyručiai signalas nuo PM9 iki šiam 2. Dar nepaėmiau šio. Kažkur čia po tavelėną. Čia kažkur
kažkur turėti, na, jau matau. Čia iš aukšto galas. Buvo signalas vyručiai toks džeržgintis, bet truputį mušė ir į spalvotą ir pabandžiau iškasti. Ir va, išmečiau kažką apvalo. Gal ir moneta čia arba saga. Ne, chebru, čia yra moneta. Čia yra 1 kapeika. Nikolajaus antrojo. Atkerpėjus tik jau. Įmam. Čia vyručiai turim tokį 39, 40 signalą. Čia kažkur jisai turėtų būti. O, vyrytė. Jeigu čia yra tas, kas aš galvoju, greičiausiai taip ir yra. Žiūrėkit, kaip raita grožį. Žiūrėsi, ar yra kokias krabo, ar yra ar nėra. Panašus į auksiuką. Labai jau, bet kažkaip truputį apsinešęs. Įdomiai tai. Akutė dar yra vidury. Nematau aš čia krabų jokių, jeigu čia koks carinis, tai nieko ir nematysiu, bet šiaip atrodo tai įspūdingai. Akutė įdomi vidury. O tas viduriukas labai nieko, nei vieno užnešimo, taip truputį užsinešęs. Gal sidabrinis, tik tas pats kritimas tik auksinis. Na, įdomu. Bet radinys tai wow, hebra. Einam, ieškom, randam. Čia signalas 35-38. Kažkas tokio. Kažkaip į juodais man jau pradėjo virst. Ne. Kaip hebra čia kažkas išspalvota. O, gilzės dalis likus. O čia turim paviršutinį, aš jau matau ir kur yra. Gal, o pasiutlygė šalia. Išmeskim ir išneškim. O čia hibridė nereikia ir kasti. Ir mes turim sagą su skaičiu. Jo, skaičius 7 dar matot. Blankį jau jis matot, turbūt jums nelabai. Bet dar prasižiūri. Karių būta irgi šitoj sodyboj. Įma. Buvo vyručiai signalas 56 ir čia kažkur yra. Kartu ir pažiūrėsim, kas čia yra. O čia yra moneta vyručiai. Jo. Čia yra 5 fenigiai. Nikelis. Labai blogai jas išsilaiko. Įmam. Čia vyručiai turim nuo PM1 iki PM6. PM6 rodo. Žiūrėm. Išsikasi tas mūsų objektas, dabar tik liko jį surasti. O čia kažkur aš jaučiu. Opa, moneta. O čia yra 1929 metų 10 fenigių. Deutsches Reichspfennig. Aliuminio bronza, šitos gražiai išsilaiko monetos, kaip ir mūsų 25 metų tarpukario centai pagamintos yra iš aliuminio bronzos, tai irgi gerai išsilaiko šitos irgi. O jeigu apauga, tai labai lengvai nuvalyti jas. Ir tampa saldainiukai, čia gražiai patima, čia nieko nereikia daryti. Įmam. Čia turim signalą 24, 25. Panašiai tai sovietikai mūsų. Čia jis kažkur.
O, tai. Ne sovietiką šį kartą. Kryželis. Aha. Ornamentai dar matosi. Senas šitas kryželis. Gražus. Imam. O čia hebra. Turim tokį signalą ir jis pačiam viršui kažkur. Gražus signalas. Mielas ausiai. Avo, nereikėjo ir kas šiai. Čia 10. Ne, čia 15. Ne. Čia 1-2 markės, dar viena. Guliant pat viršaus. Jo, 1-2 markės. Šauni maničiukė. Antras sidabriukas šiandien. Imam. Čia turim signalą 34. Ir turim šiukšlytę. Nuo buteliuko. Čia signalas toks, vyručiai. Ir jis yra pačiam viršuje 8-3, nematau aš nieko iš tikrųjų iš viršaus, bet jis kažkur čipa. Čia jaučiu va, moneta čia. Tai šia per moneta. Na, dar viena kapeika carinė. Ir metai matosi dar. 1,9, 1,1. Kita pusė jau gerokai paėsta šitos monetėlės. Ilgokai turbūt čia guli. Imam. Čia turim tokį signalą nuo šiam 8 iki 7. Iškasiau dar jo. Galbūt jau jis yra. Ja, čia kažkas. Kur? Šitas? Jo, čia. Čia irgi nuo kažkokia detalė. Čia vyručiai turim signalą. Kem 4, kem 5. Truputys toks šukinėja, bet... Čia kažkur. Aiškus jau šį. Gerai, kad čia giliai praarta ir viskas. Praktiškai nereikia daug ko. Va, matau. Gavos pačiam viršui greičiausiai. Čia vyručiai yra vienas vienigis. Jo, ir metai dar matas, išsilaikėsi per 1,939. Superinis radinys. Ką, vyručiai? Šį kartą turim tokį signalą 63,5. Čia kažkas yra. Žiūrėsim, kasgi po šitą signalą slepiasi, matot patys. Tik aš dar nežinau, kas čia yra. Tai pažiūrėsim. Čia kažkoks turbūt, jo, nu buteliuko kažkokio. Kažkoks užrašas yra, bet dabar jau neįskaitysiu aš jo. Signalas šiam 2, šiam 3 ir jisai pačiam rašui, čia kažkur yra. Ogi. O čia yra sidabriukas, bet dar nesuprantu koks. Ai, palei dydį ir pagal ornamentą. Jo, čia greičiausiai 10 kapeikų carinių, bet apaugęs jau konkrečiai, ar jis čia degė toks pajuodęs. Gal galimai buvo ir gaisre. Nieko. Atsivalys, tada žiūrėsim. Įimam. PM6, PM8 signalas.
Čia šalia. Pagal garsą. O čia kažką. O va, matos jau. Ir čia yra chebra dar vienas sovietikas. Gaila, kad metai užėlė, bet greičiausiai 40, kaip yra ne. O, toks va sovietinis palikimas. Imam. Čia, bičiuliai, signalas iki 74, nuo 64. Ir pačiam paviršiui. Čia kažkas matau. A, čia. Koks tai aliuminio detalė. Nuo kažkokia tai papušimo. Čia turim tokį signalą nuo 8.1 iki 92, bet jeigu pasisukam čia, jis į jodą pradeda mušti. Bet va tokius signalus aš jums, vyručiai, patariu tikrinti. Nes dažnai, ganėtinai dažnai būna, kad... Va, iškas ir jums parodysiu, kas ten buvo. Ganėtinai dažnai būna, chebra, kad kažkur prie metalų yra geras objektas ir mes jo paprasčiausiai negalim, nu, dalį užčiupiam, bet mums atrodo, kad ten signalas yra blogas ir ten juodas, bet kai iškasi, pasirodo, kad gerai. Tik ne šį kartą. Šį kartą aš iškasiau kažkokią metalo gabalą. Juodo. Tai va, nepasisekė šį kartą. O čia, vyručiai, turim paviršutinį signalą. Kem 3, kem 4. Žiūrėjau, kas čia yra. Čia šis slepiasi kitą signalą. Čia, a, va. Kas? Ai, fenegi čia, chebra. Jo, čia 5. Ar kiek čia į 5 turėtų būti. Buvo 10, atrodo 10 buvo pirma, o čia jau 5, atrodo, kad 5 pagal gylį. Įmam, einam, ieškom, randam. O čia va toks, vyručiai, signalas malonus ausiai, 8.8, 8.9. Oi, šitas signalukas mūsų. Čia kažkur čikė turėtų būti. Arba kažkas kita. A va, chebra. Čia matosi jos. Čia yra moneta, vyručiai. Jo, 2 kapeikas čia. Tada pažiūrėsim metus. 1.9, 1.6 atrodo. Sunkiai įsižiūri, bet reikėtų pavaryti. Ne, 1.9, 0, 5 arba 8, atrodo. Gražiai išsilaikys moneta. Realias dar gražiai matosi, super. Įmam. Na va, chebra, šiandien tiek tų radinių. Užskaitytinos, tai va šitos monetos. Tai 2 po 1.2 markės sidabrinės, čia 10 kapeikų sidabrinė. Na, čia visokių fenigių. Va šita moneta, tai man įdomu, iš kur čia atsirado, nes jinai truputį ankstesnė už visas kitas per 100-metį. Tai pasižiūrėjau aš žemėlapį, buvo čia kelias galbūt kažkoks pamestinukas. Kryžiukas neblogas, sovietikų keletas, nu šitas egzempliorius tai be abejo be konkurencijos. Tokį žieduką ne kiekvieną dieną randam. Geras, aš skaitau šitą. Tai va tiek to šiandieninio kopo, vyručiai. Buvo labai smagu sodyba, šita tikrai neliesta. Manau, galiu garantuot.
nes tiek radinių, tai wow. Aišku, tą viršų aš jau dabar nuėmiau, kitais metais turbūt čia vėl suars, tai reikės būtinai sugrįžti ir pažiūrėti, ar daug aš dar čia palikau kažko. Aišku, ten pasislėpia po metalų, persidengia, tai tų radinių visų išrinkti neįmanoma. Tai kiek jau šiandien pasisekė, tiek pasisekė, esu labai laimingas. Nu ką, chebrytė, tai, kaip sakoma, nei kamštelio poryte ir susitiksim kitam video. Einam, ieškom, randam.